Naujas, gražus, jaukus daugiabutis Klaipėdoje. Užėjus į laiptinę, iš jos taip pat sklinda švara. Atrodo, dar visai neseniai buvo išdažytos grindys ir sienos. Tačiau iš tikrųjų namas pastatytas prieš 4 metus. Naujumo įspūdis dėl pasirinktų technologijų ir medžiagų, kurių patikimumas bendro naudojimo patalpose yra labai svarbus. Pradėkime nuo grindų dangos, kurios paviršius ne tik vizualiai gražiai atrodo, bet svarbiausia yra neteplus, atsparus brūžinimui, smūgiams, apkrovoms, gerai valomas. Šioje laiptinėje mes matom grindų dangą, kuri gana lengvai yra įrengiama, pagrinde dažoma. Šioje vietoje buvo naudojamas surenkamos gelžbetoninės konstrukcijos, kai kurie plotai buvo betonuojami ir po to dengiama, išlyginama epoksidinė vandeniu skiedžiama danga, po to dažoma specialiais grindims skirtais dažais, po to, kaip matot, barstomi čipsai ir ant viršaus uždėtas apsauginis lako sluoksnis. Tačiau prieš tai paviršių reikėjo paruošti, o tik po to buvo užbarstomi vadinamieji čipsai, dėl kurių danga įgavo originalią faktūrą. Ant gelžbetoninio paviršiaus buvo dengiama išlyginama epoksidinė danga, iš jos daroma faktūrinis paviršius, po to dengiamas specialių dažų sluoksnis, į kurį barstomi spalvoti pabarstai. Šiuo atveju matome, čia yra žali, jų spalvų gama yra įvairi, galima ten juos tarpusavį maišyti ir gauti kažkokį tai savitą labai gražų vaizdą. Po to, kaip apsauginė danga, buvo dengtas specialus lakas. Jisai taip pat nuo apkrovos gali būti vieno komponento, jeigu apkrova didesnė, jeigu tai būtų garažas, pavyzdžiui, tai gali būti 2 komponentų epoksidinis lakas. Ir kiekvienu konkrečiu atveju tas medžiagas galima parinkti pagal apkrovą, tiek mechaninę, tiek cheminę. Taigi, įrengiant laiptinės grindų dangą, buvo nuspręsta taupyti laiką ir atsisakyta kloti, tarkime, plyteles. Statybininkai darbus nudirbo per savaitgalį, per 3 dienas. Šitie darbai daroma gana greitai, ilgiausiai taip užtrunka pagrindo paruošimas, kadangi betonas po statybos darbų būna nešvarus, jį reikia nušveisti, nušlifuoti, jis turi būti sausas, po to gruntuojama, po to džiūsta 12 valandų arba dar, jeigu temperatūra didesnė mažiau, dengiamas antras sluoksnis, po to trečias, vėl po 12 valandų ir praktiškai per 3 dienas tokią laiptinę galima su viena brigada padaryti. Jei betoninio paviršiaus lyginti daug nereikia, įsirengti tokią dangą nesunkiai gali ir pats šeimininkas. Pavyzdžiui, jeigu turime mes rūsį, garažą arba kažkokias pagalbinės patalpas, vieno komponento gruntavimo medžiaga, vieno komponento dažai, pabarstai spalvoti ir ant viršaus lakas. Tai gali pasidaryti pats žmogus, pats namo savininkas. Toliau praktiškumo prasme šitos grindys konkrečiai jau yra šioje vietoje 4 metai ir ant jų nesimato jokių nusidėvėjimo požymių. Tie pabarstai irgi sudaro tokį įspūdį, ant jų mažiau matosi visokie nešvarumai ir panašiai, todėl eksploatacija jų žymiai yra patogesnė. Pasigrožėję laiptinės grindimis, patyrinėkime sienų dangą, kuri taip pat atlaikė laiko ir kaimynų išbandymus. Čia buvo siena išlyginta paprastu tinku grubiai, po to 2 sluoksniais padengta dekoratyvia danga. Tai ekonomiškas ir gana greitas sienos padengimo būdas, naudojant tik tai 2 produktus, taupant labai daug laiko. Ir čia buvo naudota kvarcinis silikatinis gruntas, dėl to paviršius gavosi toks šiurkštus. Šitas silikatinis struktūrinis dažas dengiamas struktūriniu voleliu ir gaunam gana ryškią faktūrą. Sienų paviršiaus paruošimas neatėmė daug laiko. Pagrindo paruošimas neturi būti idealiai lygus, kadangi faktūrinis paviršius dengia smulkius nelygumus. Labai svarbu, kad išlyginant paviršių prieš dengiant šią dekoratyvinę dangą, išdaužos būtų užtaisomos tuo pačia medžiaga, kuria buvo ir dengta mūro siena, kad po to nebūtų spalvos skirtumų galutinėje dangoje. Laiptinėje dekoratyvi sienų danga įrengta nesunkiai ir greitai, o tarnauja ilgai. Šios dangos praktiškumas tas, kad ji yra greitai įrengiama
Kvarcinis smėlis su dispersiniu rišikliu duoda tai, kad yra labai tvirta. Prie jos liečiantis jinai praktiškai neįsitepa, o jeigu kas nors ir ištepė, ją galima plauti su tvirtu šepečiu ir jokios žymės tame paviršiuje nebeliks. Taigi, įsirengiant bendro naudojimo erdves daugiabutyje, taip pat individualiame name patalpas, kurioms teks atlaikyti didelės apkrovas, rinkimės tas medžiagas ir technologijas, dėl kurių į namus bus malonu žengti ne vienerius metus.